Aš ilgą laiką galvojau, kad verslas turi būti kažkas tokio sunkaus. Kad reikia pastoviai save spausti kitus, kažkur skubėti, lyg atrodo vėluotų. Ir nuolat įrodinėti pasauliui ir savo. Aš tai pabandžiau. Ir įvyko tai, kad aš pavargau. Vieną dieną supratau, kad nebenoriu kurti verslo, kuris kainuoja man mano ramybę. Nenoriu uždirbti, jei tuo pačiu prarandu ryšį pati su savimi. Ir šiandien mano požiūris visai kitoks. Mano verslas tai gyvenimo būdas, kuris natūraliai virsta pajamomis. Aš jo nekuriu atskirai nuo savęs. Aš gyvenu ir per tai gimsta mano verslas. Man svarbus kasdieniai pasirinkimai. Kaip aš pradedu rytą, ką dedu į savo burną, į kūną, ką renkuosi savo odai, kaip jaučiuosi dienos pabaigoje. Aš nerodau to, ko pati nenaudoju ir niekada nekalbu apie tai, ko pati netikiu. Aš pasiklausau savo kolegių atsiliepimų apie tam tikrą produktą, papildą ar dar kažką, bet aš apie jį nekalbu. Ir tai nereiškia, kad aš nepasitikiu savo kolegiam. Jeigu kažkas veikia mano kūną, mano savijautą, mano gyvenimą, tik tada apie tai aš kalbu. Man nebesvarbu atrodyti kažkokiai tai teisingai, pagal kažkokius tai grafikus, pagal kažkokias linijas. Ne. Man svarbu jaustis gerai. Aš matau pokyčius, nes keičiasi. Aš matau juos savo energijoje, savo ramybėje ir be abejo santykėje su savimi. Ir tik tada jau pajamos. Pinigai man nėra tikslas, bet kokia kaina. Jie yra pasekmė to, kaip aš gyvenu ir kokius sprendimus renkuosi kasdien. Na, jeigu ir tau artimas verslas be spaudimo, be vaidmenų, be skubėjimo, be jausmo, kad nuolat kažko trūksta, tad žinok, labai gali būti, kad mes einame panašiu keliu. Tad parašyk man, susėsim prie kavos ar arbatos puodelio ir apie tai pasikalbėsim. Gal tikrai mums bus pakeliui.